tikrųjų aš nepagalvojau, kad tiek daug jūsų sureaguosit į mano paskutinį įrašą apie tą keistą rūką, kuris, dabar kaip ir tokia aktualiai yra, apėmęs mūsų lietuvėlę, Europą, Lenkiją, Vokietiją, net Ameriką apėmęs labai keistą. Ką žinau, pats rūkas savaime man tai jisai kaip ir nuostabos tokios nekelia. Kad žmonėms sunku kvėpuot, rašot, kelia nuostabą iš tikrųjų, kad jis yra visur. Va šitas tai kelia nuostabą. Ir aš kaip ir žiūriu, padumavėte toliai, per tokią miglą, per tokį rūkelį. Kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, va taip viskas atrodo. Mieste gal geriau matosi negu čia pas mane kaime, nes daug pastatų, daug dūmų šiaip visokių. Tai yra paprasčiausiai oro masė lašeliai, kurie labai gerai sugeria taršą, visokias išmetamas dujas ir taip toliau. Čia pas mus kaime gal nesijaučia, bet mieste aš manau pilna taršos, už tai žmonės ir kosti, už tai žmonėm ir ten dusina juos, peršti gerklę ir taip toliau. Jo, bet iš tikrųjų blogumas ne tame yra, kad jie ten labai apsirgs. Pakosės ir praeis, viskas čia bus gerai. Žmogus atsparus organizmas, čia dar ne to jis pakelt gali. Esmė yra statistika. Vat statistika, toks dalykas labai klastingas yra ir tarkim pas mus, nesakysiu, kuriam rajone čia esu, bet pas mus, pavyzdžiui, rajono centre yra jau atšauktos daugelio fabrikų pamainos, nes trūksta darbuotojų, žmonės serga. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai negraži darosi statistika. O kai pasidaro negraži statistika, mes žmonės lietuviai iš patyrimo žinom, kad gali būti visokių baikų su ta statistika. Ir čia yra puikus pretekstas, kaip ir, kaip čia jums pasakius švelniau, truputį pakeisti mūsų kasdienybę ir truputėlį paįvairinti mūsų gyvenimą. Ir apie tai pagalvoti reikia ne tada, kai jau bus gatvėse keistai padaugėja pareigūnų arba uždarytos rajonų ribos, o pagalvoti apie tai reikia jau dabar. Ir čia, žinot, visiškai nesvarbu, ar tu tiki mokslu, ar tu prasidūręs petį, ar tu tiki iš lėktuvų dūmai sklindančiais. Čia visiškai tas esmės nekeičia, nes kiekvienam bus blogai, jeigu pasikeis mūsų gyvenimas taip, kaip jis buvo pasikeitęs dar visai atrodytų nesenai. Tai aš siūlyčiau kiekvienam apie tai pagalvot ir nelaukiant, kol tai atsitiks. Galų gale, ne vien apie sveikatos problemas ir negandas pagalvoti ir pasiruošti reiktų, nes gyvenimas šiandien dienai iš tikrųjų pasaulyje visam jisai toks darosi labai įdomus ir gali būti visokių įdomių pokyčių. Todėl pasiruošti, pagalvoti apie tai, kad vieną dieną gali taip neįprastai padaugėti pareigūnų gatvėse. Apie tai pagalvoti reikia ne tada, kai tų pareigūnų jau padaugėja gatvėse arba kaip užsidaro rajonų ribos, bet pagalvoti šiandien reikia, kai viskas tvarkoja, kai mes gyvenam laisvi laimingi. Tai pirmiausia, kas yra? Pas mus kanale iš tikrųjų labai daug informacijos yra ir apie energetinę nepriklausomybę, kaip reikia kiekvienam įsigyti saulės elektrinės su akumuliacinė sistema, tie, kurie galit, kurie gyvenat nuosavos namuos, o tarkim nebūtuose. Kas gyvenat būtuose, irgi savi sprendimai yra. Pirmas žingsnis po to, kai užsiprenumeruosit mūsų kanalą, tai yra nekaupti atsargas, nebėgti nusipirkti akumuliatoriaus, o padaryti vieną gerą dalyką, kuris jums užtikrins jūsų apsaugą žymiai geriau negu bet kokios atsargos. Tai yra, paskambinkite savo draugams, susipažinkite su savo kaimynais, nes jie iš tikrųjų žmonių bendrystė, tai yra geriausia apsauga nuo visų nelaimių. Tiesiog, baigsit žiūrėti šitą video ir paskambinkit savo draugui, kuris gyvena ranka pasiekiamas, pas kurį galima nueiti ir su kuriuo bendrauti nereikia naudotis šitom telekomunikacijų pagalbom, kaip kad mes dabar kalbam su jumis, nes gali vieną dieną jų tiesiog nelikt. Iš tikrųjų, aš pats mieste pragyvenęs visą gyvenimą, čia pas mus kaime, tai čia viskas tvarkoja, vieni kitus pažįstam, einam į talkas ir taip toliau. Bet mieste žmonės, jie nepažįsta savo artimiausių kaimynų. Taip kad nueikit, susipažinkit. Ir gali būt, kad ateis laikas, kai jums labai pravers šitos pažintys. Taigi, prenumeruokit mūsų kanalą ir ėmė žiūrėti kitų mūsų video.